O dabar keliaukime į istorinę Liaudo žemę. Manoma, kad šios žemės ribos prasidėjo maždaug nuo Kauno link Kėdainių ir Panevėžio. Liaudo žemės ribas aprašė lenkų literatūros klasikas Henrikas Senkievičius istoriniame romane Tvanas apie švedų karus ir abiejų tautų respublikos sukilimą prieš Rusijos imperiją prieš 150 metų. O mes esame Prienų laikų liudininkės, Upytės bažnyčios Panevėžio rajone. Tai kasgi yra ta paslaptinga Liaudo žemė? Ją apibrėžti yra sudėtinga, nes ji iš dalies yra geografinė teritorija, o iš dalies tai yra tiesiog tokia mentalinė samprata. Klasikinė Liaudo žemė tai yra teritorija Panevėžio, Kėdainių ir Radviliškio rajono sankirtoje. Bet vėliau žmonių galvose jos ribos nuolat kito. Ypač kada Senkievičius savo romane ją išpopuliarino, tai daugybė apylinkių gyventojų norėjo tapatinti su ta žeme ir jos ribos nuolat plito, į ją pradėta įtraukti ir Panevėžį, ir Biržus, kurie istoriškai niekada nebuvo Liaudo žemėje, o tarpukaryje netgi atsirado terminas Liauda Kovenska. Numalšinus sukilimą caro valdžia ėmėsi represijų ir prieš lietuvius, ir prieš lenkus. Buvo draudžiama lenkiškai skaityti ar kalbėti. Senkievičius, galima sakyti, prikėlė lenkų tautą romantizuodamas lenkų bajorus. Sovietmečiu buvo draudžiama net užsiminti apie bajorišką kilmę. Dvarai Liaudo žemėje po truputį nyko. O gal dar rasime Upytės bažnyčios šventoriuje lenkiškų kapų? Dabar nueisim prie bajorų Bistramų šeimos antkapio. Jis modernizuotas, bet perskaityti galima. Sakydami žodį bajoras, mes dažnai įsivaizduojame kažkokį didelį poną, bet tikrovė buvo tokia, kad labai didelė jų dalis buvo neturtingi, neturėjo nei žemės, nei baudžiauninkų, nei dvarų ir išsiskyrė nuo kitų šiek tiek savo kalba ir šiek tiek savo apranga. Visi Liaudos paupiai buvo nukaišyti vadinamomis akalyčiomis arba lenkiškais bajorkaimiais, rašė Senkievičius. Iki šiol nesutariama, iš kur rašytojas ėmėsi medžiagos smulkmeniškai aprašydamas Liaudos bajorus. Manoma, kad rašytojui pagelbėjo jo draugas, kito dvaro Panevėžio rajone savininkas, dailininkas, kolekcionavęs bajoriškus drabužius Romanas Švoinickis. Kita versija, pats Senkievičius čia lankėsi ir kūrė romaną netoli Upytės esančiame bajorų Bistramų dvare. Baronesa, gera baronesa, ai gera! Baronesa, pažįstate mane? Tik operatorius. Atvykome į Bistrampolio dvarą. Dabartinis jo šeimininkas kunigas Rimantas Gudelis, kaip ir dera dvarininkui, pristato savo augintinius Lietuvos kalikus. Bet kur įrodymai, kad čia lankėsi pats Senkievičius? Kodėl čia prasidėjo Tvanas, tai istorija labai paprasta. Henrikas Senkievičius važiuodavo čia ir kartu jodavo į Laudą su Vladislavu Bistramu rinkti prototipus Tvanui. Tačiau muziejininkai abejoja, kad dvare galėjo lankytis lenkų rašytojas. Tuo labiau, kad Henriko Senkievičiaus archyvas sudegė. Prašome užeiti į dvarą, kviečiame. Lipame į antrąjį dvaro aukštą. Ant sienų pakabintos Bistramų šeimos, taip pat ir Henriko Senkievičiaus nuotraukos. Šalia kabo ir paties Gudelio portretas. Beje, kunigas 14 metų dirbo Čikagoje, lietuviškame Market Parko rajone. Ir prieš kelis dešimtmečius sumanė atgaivinti nugyventą ir niekam nebereikalingą Bistramų dvarą. Nesu ponas, nesu bajoras, bet man patinka Bistrampolis, patinka čia atmosfera, patinka čia pasitikti žmonės. Не мешкай в Польше, но можем размовлять с родиной Бистрамовых и по-польски. То они мешкають там під Варшавою в Лучниці, і ми маємо дуже розмов по-польськи. Це нема велика проблема. Vaikščiodami po dvaro salionus ieškome kambario, kuriame galėjo viešėti ir kurti Henrikas Senkievičius. Fu, kaip šis smirat. Šitą kambarį mes esam pavadinę Henriko Senkievičiaus kambario. Tenai kitoj pusėje gyvendavo baronai, jų buvo apartamentai. Tarp kitko kažkodėl šalčiausias iš visų. O dabar užeikime į dvaro biblioteką.
Kuniga Gudelį nustebino lotyniškas užrašas ant knygų spintos durų apie kultūrą. Labai aiškiai parašyta, kas yra kultūra. Žodis užrašytas sursum corda, aukštyn širdis. Taigi, kultūra nėra viskas, ką mes sugalvojam. Kultūra yra tai, kas pakelia mūsų dvasią ir širdis. Taigi, šiais laikais, tai manau, yra labai ir labai aktualus įrašas, kuris buvo padarytas Henriko Senkievičiaus laikais prieš 100 su viršum metų. Pačioje 20 amžiaus pradžioje liaudos bajorai atsidėkodami už romaną įteikė rašytojui prabangę dėžutę, kuri buvo eksponuojama Panevėžio muziejuje. Paroda baigėsi, dėžutė ruošėsi grįžti namo į Senkievičiaus memorialinį muziejų Lenkijoje. Tad reta galimybė pamatyti bajorišką dovaną iš arti. Oda traukta ir žalvarių tiesiog inkrustuota dėžutė, kurios centre matome lietuvišką vytį. Ir nuo vyčio einančiuose spinduliuose lietuviškų vietovių pavadinimus lenkiškai išrašytus. Na, tai ir Upyta, ir Kėdainiai, ir Krekenava, ir Vadaktai, ir Liubičius. O vidus išklotas prašmatniu mėlynu aksomu. Nes tą dovaną suorganizavo iš tikrųjų tie liaudos bajorai ir kaip mes spėjame, kad turbūt vienas iš pagrindinių tos dovanos iniciatorių ir buvęs Romanas Švainickis, dailininkas, kilęs iš Rodų dvaro, nuo Krekenavos čia nuo mūsų kraštų. Dėžutėje buvo sudėtos bajorų pavardės su parašais ir dvarų nuotraukos darytos to meto fotografo panevėžiečio Mečislovo Pugačevskio. Galima pamatyti, kas liko iš dvarų praėjus daugiau nei 100-mečiui. Štai viena iš tų nuotraukų, Mitriūnų dvaras, kuris pasitinka mus įeinant. Šioje nuotraukoje užfiksuotas 1900 metais. Na ir mes apvažiavę tuos dvarus dabar, tas vietovės, radome jau 2024 metais Mitriūnų dvarą atrodantį taip. Atkreipčiau dėmesį, kad labai daug sveikinimų buvo atsiųsta iš Kauno. Čia yra tėvas ir sūnus Bocenskiai, Dominikas ir Vytautas, čia yra fabrikantai Rekošai, čia yra Kauno dūmos to meto nariai ir yra labai žinomas to meto fotografas Zatorskis kaunietis ir visi jie čia pasirašė šitą dovaną. O iliustruota dailininko Romano Švainickio tokia mergina, eskizas padarytas akvarelė, o vėliau šitą eskizą dailininkas panaudojo piešinyje bajorų puota, didžiulio formato darbas, kuris šiuo metu yra eksponuojamas Kaune Čiurlionio muziejuje. Įspūdingas didžiulis paveikslas. Nobelio premijos laureato rašytojo Senkievičiaus romanas Tvanas Lenkijoje įtrauktas į mokyklinės programas. O mes galime knygą rasti bibliotekoje arba pasižiūrėti romano ekranizaciją. Prieš 10 metų Vladislovo Bistramo proanūkis, režisierius Tadeušas Bistramas, šiame dvare filmavo Lenkijos ir Lietuvos dokumentinį filmą Lietuviško Tvano keliais.